Sveiki sulaukę pavasario, gražaus jau pavasario, jau atšilo. Ir su pavasariu pasiekia mus naujienos apie pokyčius šiokius tokius vykstančius ir truputį noriu pertvarkyti jausmų grupės darbą ir noriu ją pertvarkyti į sąmoningumo grupės darbą. Tai yra, turim šiuo metu daugiau dėti pastangų į sąmoningą savęs matymą. Ir ne tik matymą, o sąmoningą kalbėjimą, išraišką į trečią akį. Išgirst save, savo mintis, savo ego pasisakymus. Ir girdėti juos, sąmoningai girdėti ir nevertinti, o per sielą ir dvasią matyti, spręsti, ar man tai dar reikalinga ar ne. Tai yra iš dvasios pozicijos, iš sielos pozicijos, iš sielos pozicijos bus šiek tiek truputį grubiau iš sielos pozicijos. Niekada nėra vertinimo, nėra smerkimo, nėra ego žeminimo. Yra tiesiog, ar man to dabar reikia? Na, imkim pavyzdį. Aš esu dabar susijaudinus, pikta ir matau, kaip mano gyvenimas irgi kasdienybė virsta pikta ir dirgli. Ir tai verčia mano kūną daryti veiksmus, kurie man nėra naudingi šiuo metu. Ir tada, kai aš kalbu apie tai į trečią akį, aš sąmoningėju, auga sąmoningumas, darosi naujas sąmoningas protas, kuris ir sprendžia, aš esu įsikūnijus dvasia. Ir aš sprendžiu, ar šiuo metu yra ego sprendimai, mintys, įsitikinimai, prisirišimai, apmąstymai, galbūt prisitraukti blogio kažkokie tai šablonai, ar jie man dabar yra reikalingi ir ar jie aplamai turi kokią nors reikšmę man, ar tai yra tiesiog gerai atidirbta iliuzija. Tai šito dabar mokysimės į sąmoningumo grupiai, kuri vyks, kaip ir vyko kas antradienį. Tiesiog jos darbas bus gerokai pasikeitęs, kitoks ir aš siūlau ir skatinu visus, kurie gali ir nori šitą darbą dirbti, nes nuo jo priklauso mūsų stiprumas ėjime. Stiprumas, kaip mes ryžtingai ir stipriai. Ir plus nebeprogramuojamas protas, o kuriantis protas. Tai yra du skirtingi protai. Programuojamas protas, kuriam aiškinamos taisyklės ir jisai tiesiog prisiima ir daro, pats nemąstydamas, ar jam tai tinka ar ne. Ir kuriantis protas, tai yra, kuris sugeba įeiti į dvasią ir pamatyti, ar jam šiuo metu tai yra reikalinga ir galbūt prisitaikyti arba pertvarkyti kažką tai siūlomose programuose arba tiesiog jas atmesti. Tas programas kaip sveikata, mano jausmai, mano santykiai šeimoje, mano įvairūs dalykai, kurių santykius aš kuriu pats.
o ne programuojuosi, kaip tai turi atrodyti, kaip aš turiu auklėti vaikus, kaip aš turiu gyventi su vyru, pagaliau koks mano turi būti laisvalaikis, kaip aš turiu rengtis, kaip aš turiu kirptis, kaip aš viską turiu daryti. Ar man tai iš tikrųjų yra mano? Ar tai yra mano? Laisvas protas, kuriantis protas, jis pats tą sprendžia, o ne prisiema programas. Tai dabar mes sąmoningumo grupėse būtent stiprinsim šitą laisvo proto, kad laisvą protą, galbūt net kai kam reikės jį sukurti iš naujo. Tai tiek norėjau papasakot ir dar norėjau paskatinti mus visus, prisiminti mūsų skersvėjį. Tai yra labai gera medžiaga pažinti ego, pažinti visus savo prisirišimus. Taip, jisai nervina, jis nesukelia labai gerų emocijų, bet kai aš pamatau, ką manyje daro ego, aš galiu tą keisti. Tik pamatęs, ką jis daro ir į ką aš visada puolu per jį, tai nesu aš. Tai yra mano programinio proto sukurtas kūrinys. Jis gali būti ne manyje, jis gali būti šalia manęs. Ir toks bus mūsų tikslas dabar. Viso pavasario, aš tikiuosi pavasario, galbūt prasitęs, tai nežinau kaip bus pamatysim. Šiuo metu yra taip.